Paramos akciją pristato Senukai. Visada išsirinksi. Pagrindinis rėmėjas – informacija telefonu 118. Kasdien Rokiškyje Maltos ordino tarnyba karštą maistą veža 19 vargstančių senolių. Visi jie sako, šviesiau buvo tik iki senatvės. Ar kada klausėtės bent vienos artimųjų pamiršto seno žmogaus likimo istorijos? Dažniausiai jos skaudžios, pasakojamos ne balsu, o žvilgsniu. Su senatvė viskas išnyko? Jo. Tai ar senas žmogus jau nebereikalingas giminėm, artimiem? Tai nebe. Ai, vaikas, vis daugiausia prisiminimas, tai kai buvo Uda jau. Va. Nuotraukas pažiūri, paraud. Sunki kaulų liga prieš 3 metus prikaustė Anastaziją prie patalo. Net pro langą pažvelgti negali, visas džiaugsmas senos fotografijos. Štai į 20, kai kasos siekė žemę, kai pirmą kartą grįžo iš sanatorijos sužinojusi sirgs visą gyvenimą. Nepažino meilės, nėra vaikų. Visą gyvenimą vargas, vienatvė ir baisiausia bejėgiškumas, kai ne savo valia esi priklausomas nuo kito gerumo. O tai nebūtų tos ribos blogai būtų? Žinot, kad blogai būtų. Nusibostų, kad vien tik tai duonytė ar tik kas nors jau. Visoje Lietuvoje maltiečiai globoja ir šilta sriuba maitina beveik 500 varguolių. Kiekvienas skambutis, žinutė rinkti ekrane matomais numeriais tai maistas, dažnai dalijamas 2, sako Vilnietė Zinaida ir džiaugiasi kiekvienu svečiu. Labadiena, aš Rolandas. Очень приятно. Miela jūs matyti. Где могу? Kur galiu padėti sriubą? И я тут подарок вам еще принес. Štai jums dar dovana nuo Maltos ordino, Чтобы, kad žiemą nebūtų šalta. Ну, не холодно, хорошо? Да. Kad mums sveikatos atneštumėt. Rankas, kojas sveikas. Pati vos paeinanti 14 metų slaugo paralyžiuotą vyrą. Senatvėje turi tik vienas kitą. Я вижу, что вы Matau, улыбаетесь, šypsotės. так я думаю, что, ну, все. Jūs gražus žmogus. Человек. Šypsausi, o paskiau verkiu. Ну, и это тоже. Akis juokiasi, širdis verkia. Va koks dabar tas gyvenimas. Kartu su Maltos ordino savanoriais padovanokime šiems žmonėms kasdienės šilumos, o gruodžio 8-ąją finaliniu akcijos koncertu iš širdies jums padėkosime. Ačiū tiems, kas mums padeda. Ačiū, kad valgyti atneša. Atrodo, kad duotų kas kūlai ir pasbaigtų. A kad jau atrodo, taigi visgi žmogus gyvas. Nu, kągi da galiu griežti Dievui, pasakysiu. Nu. Kas jums teikia džiaugsmo? Ar tie Aišku, žmonių artumą. Va, kad ir dabar jūs, tai visą paguodą.